Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema LIMIS skirta vienoje duomenų bazėje sutelkti informaciją apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus bei užtikrinti elektroninio katalogo palaikymą ir vystymą. Sistema sukurta išorinių vartotojų ir institucinių atstovų naudojimui. Vartotojams LIMIS pateikia išsamią informaciją apie Lietuvos muziejuose saugomas vertybes, leidžia naudotis interaktyviomis muziejų paslaugomis. Neregistruotas vartotojas gali naudotis viešą LIMIS prieigą, kurioje leidžiama peržiūrėti eksponatų duomenis, skirtus neregistruotiems naudotojams bei eksportuoti eksponato aprašą į PDF bylą. Pasinaudoti greitos eksponatų paieškos funkciją. Gauti papildomos informacijos apie jį dominantį muziejų. Peržiūrėti informaciją apie autorius, surasti jų sukurtus eksponatus. Neregistruotas naudotojas sistemoje gali surasti jį dominančias virtualias parodas, jas peržiūrėti, skaityti komentarus ir pamatyti parodos reitingą. Taip pat peržiūrėti kitų naudotojų asmenines kolekcijas, dalyvauti apklausose bei susipažinti su apklausos duomenimis, užsisakyti geros kokybės skaitmeninį vaizdą, atlikti paiešką raktažodžių žodyne ir palikti atsiliepimą apie LIMIS sistemą. Išorinis registruotas naudotojas vartotojas gali peržiūrėti eksponatų duomenis bei eksportuoti eksponato aprašą į PDF bylą, atlikti greitą eksponatų paiešką pagal įvairius kriterijus, taip pat pasinaudoti registruotiems naudotojams skirtą kompleksinę paiešką. Registruoti naudotojai gali ne tik peržiūrėti kitų naudotojų asmenines kolekcijas, bet ir sukurti bei tvarkyti savo asmeninę kolekciją, pridėti ar pašalinti eksponatus, juos peržiūrėti. Taip pat dalyvauti apklausose bei susipažinti su apklausos duomenimis. Registruoti naudotojai sistemoje gali ne tik atlikti virtualią parodų paiešką, jas peržiūrėti, skaityti komentarus ir pamatyti parodos reitingą, bet ir patys reitinguoti bei komentuoti parodas, rašyti, keisti ar pašalinti savo komentarus. Institucijos atstovai gali peržiūrėti kitų naudotojų asmenines kolekcijas, sukurti bei tvarkyti savo asmeninę kolekciją, pridėti ar pašalinti eksponatus, juos peržiūrėti, taip pat dalyvauti apklausose bei susipažinti su apklausų duomenimis. Institucijos atstovas LIMIS informacinėje sistemoje gali atlikti virtualią parodų paiešką, jas peržiūrėti, skaityti komentarus ir pamatyti parodos reitingą, pats reitinguoti bei komentuoti parodas, rašyti, keisti ar pašalinti savo komentarus. Taip pat numatyta galimybė atlikti paiešką raktažodžių žodyne ir palikti atsiliepimą apie LIMIS informacinę sistemą. Ačiū už dėmesį. Kviečiame naudotis informacinę sistemą LIMIS.